prasideda nuotykiai. Pagalvojau, kad noriu susukti naują video. Ir realiai, hebra, mes turim pripažinti, kad visas self-improvemento judėjimas šiuo metu yra ant labai plono šuns plauko, ant labai plono šuns uodegos. Žodžiu, esmė tame, kad su visom šitom pastarosiom dramom ir viskom, kas vyksta, man atrodo, kad žmonės pradėjo labai kritiškai žiūrėti į tas merginas, kurios kalba apie pagarbą savo, aukštus standartus ir taip toliau. Ir man atrodo, kad mano pačios požiūris į visą tai šiuo metu labai kinta ir formuojasi. Dėl to aš tiesiog grįžtu prie savo vėlgi labai pamėgtos srities, tai yra vlogų filmavimas. Aš šiandien jūs pasimsiu į labai įdomias kelias dienas. Dėl to, kad dabar tai yra mano paskutinės dienos, kurias aš praleidžiu Ispanijoje. Baigėsi mano mokslo metai. Šiandien aš parašiau paskutinį egzaminą. Ir aš tiesiog jaučiuosi kaip pagaliau vėl laisva moteris, kuri gali tiesiog gyventi savo gyvenimą, nes visą laiką aš buvau belenkai okupuota egzaminais. Mes pradėsime mėgautis vasarą ir po 5 dienų aš išvis išskrendu į Lietuvą. Tai dabar yra mano paskutinės dienos pasimti viską, ką aš galiu iš Ispanijos, praleisti laiką su draugais, praleisti laiką su mylimaisiais ir visą tai aš noriu įamžinti šitame video. Taigi, mūsų planas yra toks. Visų pirma, šiandien aš varau į baseiną, kuris nesenai atsidarė, tai žiauriai norėjau jį pračekinti. Ir taip pat mes norim varyti prie jūros. Tai žodžiu, yra labai daug planų ir labai mažai laiko. Jo, beje, kas nepastebėtų, tai aš atsikrausčiau į naują kambarį, kuris yra žymiai didesnis, žymiai gražesnis, kuris turi balkoną. Ai, dar turiu žuvį. Kuti, fiši, bum. Tai va, nesmė. Gerai, bet žodžiu, aš jums parodysiu savo kambario turą. Realiai, čia yra žiauriai mažas kambarys, nes vien tik dvigulė lova vos jį telpa, bet jo, aš kažkaip sugebėjau viską labai kompaktiškai suskišti. Tada aš užsisakiau visą šitą makiažo setupą. Tai va, žodžiu, nedaug žmogui reikia iki laimės. Ir pažiūrėkite, kai gražus yra vaizdas pro mano balkoną. Ta prasme, wow, aš kiekvieną rytą atsikėlusi, journalinu ir žiūriu pro langą ir belenkai gražu. Tai va. O čia yra mano Stitch. Nes aš buvau belenkai obsessed su Stitch filmu nauju, tai gavau dovanų. Gerai, mes grįžome namo dėl to, kad tame baseine buvo tiek žmonių ir buvo ant tiek šlykštu. Ta prasme, mes vis tiek išsimaudėm, nes tam buvo, jisai buvo tiesiog huge. Bet aš tiesiog nenorėjau, taip šiol iš čia. Bet aš tiesiog nenorėjau nieko ten filmuoti, nes tiesiog buvo biški blogas vaibas ir susigadinam nuotaiką. Bet dabar varysim valgyti ir pasiemu jūsų vakarienę savo. Yeah, but usually we have like different activities. Like maybe let's say if they chill by the beach and we want to go to the center and like have a sandwich in the I'm just sitting here. Can you get them from the fridge? Thanks. You need water? Bro, look, it's in here. Spit it out. Rice and I wrote taco dish. Nežinau, galbūt nueisiu truputį pasišopint. Iš tikrųjų, nesenai prisipirkau pakankamai daug naujų drabužių, bet nežinau, pažiūrėsim, nes sekmadienį po Libonų mes varom prie jūros. Tai nežinau, galbūt ką nors nusipirksiu tai išvykai.
žodžiu, tarp visų įvykių ir kelionių grįžau namo pailsėti, nes nusprendžiau, kad noriu tiesiog išsimiegoti, pabūti su savim, nueiti pasivaikščioti ir tiesiog pasikrauti vėl energijos. Ir aš išėjau tokiam visai netrumpam pasivaikščiojimui ir pradėjau reflektuoti. Ir norėjau tiesiog pasidalinti tą mintim, kad aš pagalvojau, kiek dalykų aš praradau praeitais metais, kuriuo aš nenorėjau prarasti, kurie buvo kaip ir tiesiog išplėšti man iš rankų. Ir aš bandžiau įsikibti juos ir laikyti juos savo gyvenime, bet tuo pačiu, kai aš paleidau, aš buvau visiškai tam nepasiruošus ir aš buvau žiauriai išsigandus ir aš bandžiau apsimesti, kad viskas yra gerai ir kad aš esu pasiruošus, bet iš tikrųjų man dar buvo, nežinau, manęs laukia dar daug darbo ir daug pokyčių. Ir pavyzdžiui, praeitais metais, galima sakyti, aš buvau išmesta iš savo apartamentų. Aš žinojau, kad tie apartamentai man yra pati blogiausia gyvenimo vieta, bet aš buvau taip prie jų pripratus, nes man jie buvo pakankamai pigus ir pakankamai geroj vietoj ir aš tiesiog tingėjau kraustytis. Ta prasme, aš buvau taip dėkinga visatai už tą spyrį į šikną ir nes aš žinau, kad galbūt jeigu aš nebūčiau per prievartą išvaryta iš tų namų, aš būčiau tam pasilikus. Po kiek laiko aš taip magiškai radau savo naują kambarį, kuris man šiuo metu yra tiesiog pats gražiausias kambarys pasaulyje. Aš esu dėkinga už jį kiekvieną dieną. Jo, ir aš tos apartamentus aš radau taip intuityviai ir taip magiškai, nes aš jau buvau beveik nusileidus, nes ta prasme buvo taip sunku susirasti normalų būstą ir aš buvau beveik nusileidus su vidutiniam sąlygom ir galvojau, nu gerai, jau buvau vos nebe pasirašinti kontraktą. Ir aš buvau tokia, ne, bet kažkas man sako, kad aš nusipelniau daugiau ir kad yra kažkas daugiau. Ir tą pačią sekundę man parašo mano esamas nuomininkas ir sako, okei, dabar gali ateiti 10 minučių kelio, okei, dabar bus ir gali pasižiūrėti šitus namus. Ir tą pačią sekundę aš tiesiog pasirašiau kontraktą, nes kai aš pamačiau šitus apartamentus, aš tiesiog net nesuabijojau, kad čia yra mano svajonių namai. Ir lygiai tą patį aš noriu, kad jūs suprastumėt, kad čia yra tik tai metafora, bet taip viskas visatoj veikia su darbu, su santykiais, su šeima, ta prasme, galimybėm. Viskas, iš ko jūs esate išstumiami. Kartais yra tiesiog dėl jūsų pačių gerovės, nes galbūt jeigu jūsų kažkas neišvarytų arba nepaliktų, jūs patys niekada neišeitumėt. Tam, kad tas geresnis dalykas ateitų, visata turi palikti vietos jūsų gyvenime. Tai va, dabar aš einu miegučio ir susitiksime rytoj. Prasideda nuotykiai. Let me take a picture of you. Taigi aš esu jau grįžusi į Lietuvą ir turbūt jūs iš pačio redagavimo galite pamatyti, kiek emocijų aš įdėjau į šitą video ir ypač pabaigoje ta kelionė prie jūros jau man redaguojant sukėlė tiek daug nostalgijos ir tiek daug gražių prisiminimų. Ir tiesiog tas faktas, kad aš buvau taip palaiminta ir taip apdovanota, kad aš turėjau žmonių, su kuriais aš galiu tiesiog daryti dalykus, kurie gydo mano sielą ir būtent netgi tie žmonės gydo mano sielą ir išgirsta mane ir supranta mane. Yra, nežinau, gražiausias dalykas, už kurį aš esu dėkinga kiekvieną dieną. Ir dabar būdama jau Lietuvoje, kažkiek labiau izoliuota ir pati su savimi, aš nesijaučiu kažkaip liūdna, nors ir tai yra keista, nes aš manau, kad
gerai, kai aš atsiskirsiu, aš žiauriai pasiilgsiu žmonių ir vietų, kurias aš turėjau ten Ispanijoje, bet vis tik tai yra mano tėvynė, tai yra mano namai, kuriuose aš užaugau ir man čia būti yra dar didesnis sielos atgaiva, ta prasme, jau dabar aš jaučiu, kokia aš esu locked in, ta prasme, kiek aš noriu daug siekti, kiek aš noriu daug reikalauti ir išgauti iš savęs pačia sveikiausia to žodžio prasme. Aš noriu sveikai maitintis, aš noriu reguliariai miegoti, aš noriu sportuoti, aš noriu sakyti taip ir daryti dalykus, kurių anksčiau nedaryčiau. Ir tiesiog aš labai skatinu ir jūs pagalvoti, kaip jūs galite pasinaudoti šią vasarą, ypač jeigu tai yra dar tos vasaros, kai jūs neturite atsakomybių, neturite darbo, kai jūs turite laiko savo, ką jūs galite padaryti tokio savo sielai, kam jūs vėliau galbūt neturėsite laiko. Tai va, ir vienas iš tų dalykų, kuriuos aš dar nusprendžiau daryti, tai yra filmuoti vlogus, nes ta prasme, what the fuck, nuo pat 10 metų, arba netgi anksčiau, aš visą laiką vaikščiodavau su kameryte, sukdavau visokius video, filmuodavau ir netgi jau nuo 10 metų aš pradėjau kelti YouTube'ą. Jau 10 metų aš vis kažkaip grįžtu ties šitą veiklą. Aš pažadėjau tiesiog savo vidiniam vaikui, kad aš visą laiką grįšiu ir visą laiką ir ypač šią vasarą skirsiu tam laiko ir filmuosiu. Ir aš noriu daugiau pakalbėti su jumis apie dvasiškumą, apie psichologiją ir tiesiog visas tas temas, kurios mane ir manau, kad jūs taip pat domina. Ir aš žinau, kad šitų video nežiūri daug žmonių ir būtent dėl to aš jaučiuosi dar saugiau, nes atrodo, kad aš tiesiog kalbu su labai uždaru ir privačiu ratu ir filmuoju labiau dėl savęs, o ne dėl skaičių, kas aš manau, kad ir turėtų būti viso meno ir visos kūrybos didžiausias motyvas. Aš labai tikiuosi, kad jums patiko šis video ir susitiksime tikrai jau labai greitai, nes, sakau, vasara bus content.